Sveiki, senai bekalbėjau jau. Gimė man tokia, nesenai jau, ta prasme, ta mintis, aš jau esu sakęs ją apie ėjimą. Kodėl taip jau reikia čia, kodėl aš taip einu. Na, žino visi tą mantrą tokia, žinai, ką ten sveikatai duoda ėjimas ten. Kad gerina nuotaiką, mažina nerimą, kad degina riebalus ir cukrų kraujyje. Faktiškai po valandos ėjimo tu jau gali būti tikras, kad kažkiek tai praradai to, sudeginai ir įgijai to tvirtumo, jėgos, pasitikėjimo savimi. Išgaravo nesąmonės iš galvos, kurios šiaip jau sėdint ramiai užpuola, nepaleidžia. O čia reikia galvoti ir kaip galvoti, šiaip žvalgytis, žiūrėti. Bet yra dalykas, kurį aš atradau šiaip jau keliaudamas, kad ėjimas yra tokia kelionės rūšis, kuri pritaikyta žmogui, žmogaus mastelio. Eidamas aš realiai suvokiu aplinką, kokia yra, įvertinu, galiu įsižiūrėti. Man nieko nekainuoja sustoti, sužvelgyti, iš tos vietos grįžti atgal, rinktis kitą kelią. Ir tai yra toksai laisvės požymis, kada tu visiškai laisvas veikti tame, ką tu darai dabar. Tai va toksai ir šitas, kabino mane tas irgi toksai mūsų krikščionių sakomas tik ėjimas, tikėjimas yra tik ėjimas. O šiandien kažkiek tai pagalvoju eidamas, kad jeigu ėjimas yra toks lėtas, toksai daug nenueisi per dieną. Kiek aš ten maksimum 40 km nuėjęs. Nusivaręs nuo kojų visai, nenoriu daugiau to. Tai vadinasi lėtas, vadinasi tu per tą laiką patiri tą tikėjimą, tik ėjimu. Ir aš pagalvojau, ar galima būtų įsivaizduoti tokį paturbintą tikėjimą, greitesnį, kada tu tiesiog iš vienos vietos, nuo maldos pradžios šokteli į galą ir tau viskas susiskaito, jau tu gerai ten, toksai esi. Tai va tas, tik ėjimas man irgi toks yra, supratau, kad tikėjime turi dalyvauti kūnas. Jam yra svarbu būti to tikėjimo dalimi, o gal netgi ir, atrama. Tai kai galvoji apie Jėzaus Kristaus kančią, tai galvoji apie kūną, kurį jisai turėjo ir su kuriuo atstovėjo savo tikėjimą. Tai va toksai, man atrodo, čia yra labai tinkamas žmogui kelias, keliavimas, ėjimas ir tik ėjimas. Tu dar pasako tik ėjimas, ne ir bėgėjimas, ir ten ir sliuožimas, ir dar kas nors, bet tik ėjimas. Va, tai čia nuoroda dar į tai, kad tau ištvermės pakaks, ištvermė yra Dievo dovana. Duosis tau ją. Tiek reikia. Šiaip kelyje buvau sutikęs vienas merginas, kur jos
sužinojusios mano amžių kažkaip man sakė, sako, mes tai galim nueiti kiek galim, o jūs galite nueiti tiek, kiek reikia. Tai tas matyti ištvermės resursas, kurį Dievas yra davęs, ne, toksai išmoksti naudotis juo. Ir galbūt iki pagrindų išsemti, kiek tik tais yra jos. Nors aš manau, kad ir tie jauni žmonės turi daug ištvermės ir labai su ją, daugiau su ją pasiekia negu su savo fizinė jėga, su savo galiomis. Todėl sutikti Kamino žmonės, kurie Ispanijoje buvo tenai, tai yra pagyvenę. Yra daug žmonių, kurie buvo vyresnių už mane. Ir jie nuėjo dar ilgesnius kelius negu aš. Tai aš manau, kad jo, tai yra tikroji piligrimystė. Tokia, kad ir kur tu eitum, kad ir dabar miško takeliais kažkokiais čia, ne tokiais, kada žingsniuoju, tai irgi yra kažkoks ėjimas į tikslą, į tą irgi ir į sveikatą savo. Kaip jau minėjau, tie visi kalorijų deginimai, tai irgi labai mums primena apie tai, kad visas maistas yra reikalingas, kurį tu turi, kurį gauni. Kai mes Anglijoje, Ispanijoje, tai mes cukrų valgėm. Šiaip jau saldinamės visas kavas, geriam Coca-Colą, valgėme bulkas, angliavandenius, nes mums reikėjo kalorijų, kurias reikėjo deginti. Ir dėl to numetėm svorį netgi. Netekom svorio savo. Tai ėjimas yra būdas, kuriuo palankiai į tave žiūri Dievas, suteikia tau tas galimybės ir pasaugo tave. Šiaip jisai duoda tai, ko tau reikia. Įsiklausyk ir imk. Tas yra tikroji dovana jo. Tai keliaukim. Jo, kaip minėjau, kad gali sustoti, gali pasikalbėti, gali paglausti praeinantį šuniuką ar ką nors. Tai yra labai svarbu. Ar galima tai padaryti važiuojant automobilį? Dažnai sustojat, kad mums pamatė. Ir galit sustoti toje vietoje, kur pamatėt. Automobilis mus įtraukia į savo taisyklės. Turi sekti jam, nesi laisvas. Tai šitaip yra mano. Tokių minčių turiu, žinai, čia nėra jos privalomas kažkam, tai žinai, bet mane tai įtikino. Ir dabar yra tai mano poreikis toksai eiti. Tai yra labai man svarbu. Noriu, kad ir jums tai būtų svarbu, kad ir dalinuosi.